Kodėl gyvenimas neduoda to, ko prašai? Nori gausos, bet gauni iššūkių su finansais. Nori artimo ryšio, bet sutinki žmonės, kurie tave nuvilia. Nori realizuoti save, bet jautiesi užstrigus. Kodėl taip vyksta? Todėl, kad tavo norai nesutampa su tavo veiksmais. Tu nori gausos, bet bijai prisimti atsakomybę, išbandyti ir išmokti kažką naujo. Todėl gyvenimas tau duoda situacijas, kuriuose verčia tave judėti. Jeigu šiandien tavo piniginė tuščia arba darbas neteikia džiaugsmo, tai yra ženklas, kad tavo senieji būdai nebeveikia. Tu nori gražių santykių, bet tau siunčiami žmonės, kurie tave skaudina. Tai vyksta tam, kad tu pagaliau pamatytumėjai, kaip pati savęs negerbi. Tie žmonės tave moko pasakyti ne ir nustoti tikėtis, kad kažkas kitas tave padarys laimingą. Tu nori savirealizacijos, bet sėdi ten, kur tau yra saugu. Suprask vieną dalyką. Tavo baimės yra tik tavo proto sukurta fantazija. Nes jam nesvarbu tavo augimas. O tavo stagnacija yra skaudžiausios pamokos. Niekas nepasikeis, kol tavo veiksmai bus tokie patys kaip vakar. Kol tu bijai pokyčių, kiti juos kuria. Tavo gausa ir laimė yra kitoje tavo baimės pusėje. Jeigu nebijai pokyčių, parašyk komentaruose galiu. O jeigu manai, kad šitas video gali būti kažkam naudingas, pasidalink juo. Siunčiu tau šviesos.